Penktadienio popietę prisėdau šiek tiek po darbų arbatos atsigerti, su tavim pasikalbėti. Prisirinkau čiobrelių savo pievoje, čiobrelių arbatos pasidariau, medaus įsidėjau. Štai taip atrodo tas puodelis, nuostabi diena, saulė šviečia, uodų daug, kandžiojasi, sėdžiu po obelim. Ir prisimenu prieš kelias dienas įvykusią istoriją. Tai istorija susijusi su mano viena iš kačių, kurios gyvena Dusetose. Jinai jau buvusi katytė. Ją suvažinėjo automobilis ir teko ją vežti palaidoti mišką prie kito katinėlio, kuris taip pat ten pat yra. Ta katytė pagyveno kokius 3 metus, taip plius minus. Buvo laisva, vaikščiojo kur norėjo, jinai buvo laukinė, į namus ateidavo pabūti, pasimaitinti ir buvo laisvas gyvūnas. Iš vieno žmogaus sulaukiau tokio komentaro, tai vietoj to, kad pasakytų, o gaila labai, tai kaip čia dabar sako, jūs neprisižiūrėjote tos katės, tai jinai turėjo būti uždaryta namuose. Kaip tai sakau, namuose laisvas gyvūnas, jisai vaikšto, pažįsta gamtą, medžioja paukštelius, pelytes ir taip kaip sutverta. Ne, tu turėjai pasirūpinti, kad tas gyvūnas, ta katė būtų namuose uždaryta, kad jinai saugiai būtų namuose, tada neišeitų į kelią ir nebūtų suvažinėta. Bet sakau, tai yra nelaisvė. Ir aš niekada nelinkiu nei tau, nei toms katėms, nei savo tokios nelaisvės. Kai viena diena laisvėje net neprilygsta visam gyvenimui nelaisvėje. Kai nelaisvė yra soti ir sąlyginai saugi. Tai yra beprasmiškas gyvenimas, paremtas tik instinktais ir besisaugant nuo ligų, nuo erkių, nuo nelaimingų atsitikimų, nuo blogų santykių. Ir taip, kiekvieną kartą tu įsigrūdi save į kalėjimą, kažko tai bijodamas, vengdamas. Labai įdomu, kad veždamas kitą katytę, kuri pas mane atklydo pusiau akla, iš laukų, iš miškų, kurią aš priglaudžiau ir kurią dabar rūpinosi, buvau išvykęs, ją rūpinosi veterinarijos gydyklą, aš ją dabar pasiėmiau prieš porą dienų, vos pavyko ją mums įdėti tą dėžę, kuri transportuojama, katytės vežamos ir jinai tą visą kelią, kai aš važiavau iš Utenos link šitos sodybos, jinai bandė iš ten ištrūkti, iš tos nelaisvės, iš tos dėžės. O žmonės patys savo noru įlenda į tą kalėjimą, kuris yra čia galvoje, susikurtas kalėjimas. Per tai susikuriama istorijos, kodėl nereikėtų gyventi, kodėl reikėtų vengti to gyvenimo. Ir gyvenama kančioje. Daugybė turtingų žmonių pasidaro tokius kalėjimus, iš kurių negali ištrūkti. Jie kovoja už tą 100 000 dar papildomų, už tą dar 1 milijoną, nes kitaip jie nesijaus saugus. Kitaip jie neturės jokios vertės. Ir jie sukasi tame nepasitenkinimo, streso, bėgimo rate, dar kovodami už skaičius, kad tie skaičiai galėtų patenkinti sekančią užgaidą. Tie pinigai dažniausiai skiriami pirkti daiktams, prabangioms kelionėms, automobiliams, nekilnojamam turtum, viskam. Bet gyvenimui ar saviugdai pinigų tam niekas neskiria. Visi skiria savo kalėjimų. Jie pasidaro savo kalėjimą iš tų pinigų, bet jaučiasi labai pasipūtę prieš kitus, kurie gerokai mažiau turi. Jie kenčia, bet jie mano, kad jie daug aukštesni už kitus, jie turi teisę juos niekinti, su jais bet kaip elgtis, nes jie turi labai daug pinigų, nors yra patys absoliutus nevykėliai gyvenime, nors ir turi krūvas tų pinigų. Jie įsigrūda tie turtingi žmonės save į tuos kalėjimus, pasidarydami tokį gyvenimą, kuris atrodo, kad tik tai taip ir turi suktis. Čia yra visa prasmė. Dar 1 metus pavaryti, dar 5 metus pavaryti, tada verslą parduosiu. O kas tada? Margaritos paplūdimyje ir po pusės metų
su ištinusiais kepenimis vaikščiosi, kas tada? Neturi niekas fantazijos ir įsivaizdavimo. O, gal aš tada tą darysiu tą, tai tu dabar tai daryk. Ir niekas to nedaro. Nes kalėjimas galvoje sukurtas, kad dabar aš turiu čia daryti tik tai aš praeisiu per tą kančią. Ir visi atsiduria arba ant mirties slenksčio, arba susigadinę sveikatas su savo narkotikais, su alkoholiu, su tuo pykčiu, su tuo nepasitenkinimu, su ta įtampa ir stresu, organizmas stringa. Maistas, kuris valgomas tuo metu, kai kovojama už dar 1 milijoną, yra atliekos. Ir žmonės nesuveda galų, kad jie pasidaro tą kalėjimą sau patys tokiom aplinkybėm. Tai lygiai tas pats vyksta ir su žmonėmis, kurie neturi pinigų. Jie neturi pinigų, jie sėdi tam skurde ir tam varge ir nesugeba išlysti iš to rato, nes jaučiasi nesaugus. Jie saugiai gyvena už tą minimalų atlyginimą ir nesijama jokių ryžtingų veiksmų, kad pakeisti savo gyvenimą ar savo likimą. Apriboti galvoje, nežinodami, ką daryti, ką reikėtų išmokti, kaip pakeisti tą savo likimą. Ir vėlgi kalėjimas. Tas kalėjimas atveda prie įprastų, suvokiamų dalykų. Tai yra vakare pasižiūrėti kažką tai ekrane, bet kokiame ekrane, praleisti ten savo brangų gyvenimo laiką, pavalgyti kažkokį tai skanų maistą, kuris yra nuodas, kuris yra dopaminas, kuris leidžia tau šiek tiek pajausti pasitenkinimo šitam gyvenime. Tada išgerti alaus su draugais, taip nuskandinant savo realybę. Ir tas kalėjimas sukasi kiekvieną dieną toliau, nes išėjimo iš jo nėra. Labai toks įdomus psichologinis momentas gaunasi, kad lyg tai daugiau ir nebesimato, kad galėtų kažkas kitaip būti. Tu matai kitų pavyzdžius, bet atrodo tau, kad tu to negali. Tu susikūrei savo kalėjimą, savo ribas, va štai yra tokios sienos ir savo norų ten esi. Labai daug žmonių savo norų gyvena saugų, patogų gyvenimą, sąlyginai patogų gyvenimą, aš net gyvenimu nevadinu, kur dirba korporacijose, kuriuose gauna atlyginimą, kuriuose yra žaidimų kambariai, kartais ir sporto salės, kad jie kuo daugiau laiko praleistų tenais tuose darbuose. Ir jie taip gyvena, nesiekdami nieko, neturėdami energijos, nelaimingi, bet įsivaizduojantis jie, kad kažkokią tai vertę galbūt kuria gyvenime, bet iš tikrųjų neturi jokio pasitenkinimo ir džiugesio. Kalėjimas valdo. Taigi santykiai, kuriuos tu turi, jie būna toksiški. Beveik pas visus, su kuriuos santykiai yra toksiški. Ir visi vėl susikūrė savo kalėjimus, kenčia. Ne, aš turiu taip gyventi, čia man taip reikia, čia taip atsitiko ir dabar bus taip. Aš nekęsiu tavęs, tu nekęsi manęs, bet mes čia kažkaip tą šeimą vaidinsime ar santykius vaidinsime. Ir vėl visi atsidūrė savo kalėjimuose, kurie sukurti galvoje. Niekas nedaro žingsnių tokių, kurie būtų pozityviai nusiteikę. Ne tai, kad žingsniai, bet žmonės būtų pozityviai nusiteikę spręsti tą situaciją. Atrodo, kad reikia kentėti, atrodo, kad reikia būti tame kalėjime ir taip gyventi. Nėra kitos išeities. Ne, tai kaip galima dabar susėsti ir pasikalbėti? Kodėl reikėtų man atsisakyti savo ego? Kodėl aš turėčiau pagalvoti, kaip kitam iš tikrųjų šitam gyvenime, ką aš galėčiau jam pasiūlyti, o negalvoti vien tik apie mane, nes didžiąją dalį tų kalėjimų sukuria mūsų ego, kuris sako, man, aš noriu, man reikia, ir įdeda į tas ribas, į tas apribojimus, į tą kalėjimą, nes kalėjimas yra ribos, apibrėžta dėžutė. Ir sako, viskas, tu čia nais tik esi, tu kovok tik tai dėl savo ego, dėl savęs tik tai kovok, stenkis tai daryti ir tau nusišvilpti ant kitų žmonių, ant kitų santykių, tau skauda, tau blogai. O kad kitam yra blogai ir kitam skauda, tu net nepagalvoji, tu net nekyla mintis paklausti, o kaip tu jautiesi, o ko tu nori. Tai tie kalėjimai sukurti tuose galvose veda į pražūtį. Visur, kiekvienam žingsnė, tas kalėjimas yra susijęs su bet kuo, su mityba, su išvaizda. Kai tu atrodai aptukęs, apaugęs riebalais, jeigu tu vyras dar užsiauginęs krūtinę kaip moteris nuo tų lašinių, nuo to alaus, nuo tų čipsų, nuo to alkoholio, nuo to tingėjimo, apgailėtinų vaizdų, tu esi savo kūno kalėjime, savo mentaliniam kalėjime. Tu pats save įgrūdi ir sakai, aš negaliu atsisakyti, man taip skanu. Ai tiek tos, aš ir toks sau geras.
niekada nesu girdėjęs nei iš vieno žmogaus, kad norėčiau būti rytoj dar storesnis. Norėčiau būti rytoj dar nesveikesnis ar turėti mažiau pinigų. Visi nori būti sveiki ir gražiai atrodantis, laimingi, gerus santykius turėti, gerus finansus, bet visi savo nusprendžia patupėti savo noru kalėjime. Tai kaip taip yra, kur tai yra išeitis? Išeitis visą laiką yra, mes ją turime. Aš lygiai tokiuose pačiuose kalėjimuose buvau. Aš pats save įsigrūsdavau į tos kalėjimus, kentėdavau ir jausdavausi kaip tas kankinys, kuris turi už kažką atkentėti. Kol suvokiau, kad aš tą kalėjimą galiu atsidaryti. Atsidarimas yra širdyje ir galvoje. Tai yra mąstyme. Kai pradedi keisti mąstymą ir pradedi matyti įvykius visai kitomis akimis, tai yra neapsvaigusiomis akimis, neapsinuodijusiomis akimis per maistą, per alkoholį, per emocijas, visai kitokie sprendimai ateina, visai kitokios ribos atsiranda, jos plečiasi. Ir tai vadinasi ne tik tai, kad ribos plečiasi, bet ir sąmonė plečiasi. Kai plečiasi sąmonė, tu gali priiminėti sprendimus, kurie padeda tau augti, kurie padeda tau tą pasaulį matyti džiugesyje, prasmėje ir mėgautis tom akimirkom, net ir sunkiom akimirkom, net ir sudėtingom situacijom ir didžiuliam iššūkiams, kurie yra kiekvieną dieną ir kurie laukia kiekvieną dieną, mėgautis tuo, sakant, aš džiaugiuosi tuo, kas dar, koks dar įvykis gali ateiti, kurį aš galėčiau įveikti, kuris mane dar labiau sustiprintų. Taigi kalėjimą aš atsidariau, tiesiog paprastai galvoje pasakė savo, kad aš nebebūsiu šitam kalėjime ir iš jo išėjau. Mus valdo ir mes pasodiname į kalėjimą mūsų protas. Tai yra nesuvokiantis protas, kaip reikėtų gyventi. Jis valdo tik tai kūną. Sąmonė mums sako, ką daryti ir kaip išeiti iš to kalėjimo. Taigi, tiek aš, tiek tu, mes girdim sąmonę. Tik tai vienas garsiau, kitas tyliau, kitas iš vis nenori nieko girdėti. Ir tu kiekvieną rytą atsikėlęs gali išgirsti tą savo sąmonės balsą, kuris sako, ką tu darai, kodėl taip gyveni, kodėl tu vakar tiek prisigėrei, kodėl tu vakar taip elgėsi, kodėl tu buvai toks agresyvus. Kas tau yra, tugi žinai, kad tau reikia kitaip pradėti gyventi, kodėl tu toks skurde gyvenantis, kodėl tu neišmoksti kažko ir neskiri tam energijos, kad pakeistum savo likimą, kodėl tu žiūri tą teliką, guli prie savo to ekrano vietoj to, kad mokytumsi. Visi sprendimai yra ir mes juos turime viduje ir mes juos žinome. Nereikia eiti į jokius universitetus ir ypač šiais laikais, kad pakeisti savo gyvenimą ir savo likimą. Atsidaryk savo kalėjimą, į kurį pats atsidūrė ir pats pasodinai save galvoje, pradėk mąstyti kitaip ir pradėk veikti kitaip. Ir pamatysi, kokie pokyčiai vyksta tavo gyvenime. Būk stiprus.